O tada grįžtam čia. Sustokit, prašau, dabar į tą pirmąją eilę. Džinsas, kaip sakoma, neišeis niekada iš mados, jisai buvo ir bus. Tai, kas mėgsta džinsą ir nešios džinsą ir suknelę neįkiši jo. Džinsas labiausiai madingas, bet pastebėjau, kad dabar labai daug yra populiarių baltų kelnių ar ne džinsinių. Paskui tamsiai rudas, šviesiai rudas. Šiaip smėlio spalva šią vasarą dominuos. Tai džinsų atžvilgiu irgi. Marinistinis stilius, kaip sakant, visą laiką liks madoje. Kiekvieną vasarą jis vis atsinaujina, tik tai pasiūlo kažką naujo. Geriau derinti su kažkuo ne džinsiniu. Tarkim, kaip aš rinkausi baltas džinsinės kelnes ir švarką tokį, kaip sako, tarkim, tamsiai mėlyną ir jis labai gražiai dera prie balto ir mėlyno. Arba, tarkim, su petnešam šleikos ir tenai viršus marškinukai klasikiniai. Ar suknytė ir ten batai kokie nors jau įmantresni, aukštakulniai, aišku, prie džinso labai gražiai atrodo visada. Buvo viskas gan natūraliai, čia patekau į žurnalą, ten tą didįjį podiumą, bet baisiau nei pirmą kartą tikrai nebuvo. Čia yra linksmas žaidimas. Tai, sakyčiau, tokia patirtis ne kiekvienam pasitaiko ir būtent dėl to, sakyčiau, nereikėtų praleisti progą.